Ir informuoju, kad jau yra daromas vaizdo ir garso įrašas. Ir šiandien mes atsikėlėm iš ketvirtadienio tą pamoką, nes, kaip minėjau, ketvirtadienį ten jau tiesiog būtumėm labai ten į naktį tą laiką nusitempę. Tai šiandien vietoj darbuotojų saugos ir sveikatos, tokiu labai gerų laikų, pakalbėsim apie Montessori ugdymo priemonės, nes jau tikrai ne vieną pamoką skyrėm daugiau tokiems teoriniams dalykams susijusiems su Montessori iki mokyklinio ugdymo sistema. Tai yra konkrečiai ir apie jos biografiją aptarėm, apie tą laikmetį, apie tą kontekstą, kaip ten atsirado ta sistema apskritai, kokios buvo to atsiradimo prielaidos. Kitas dalykas, aptarėm pagrindinius tokius kertinius kiekvienos sistemos aspektus, tai yra požiūrį. Požiūrį į ugdymą, požiūrį į vaiką, požiūrį į žmogų apskritai. Tada aptarėm principus, kokiais principais siekiama šitoje sistemoje tikslo ir sakėm, kad principai yra giliai humaniški ir tikrai nedeklaratyvūs įgyvendinami, naudojant konkrečius tokius dalykus, taisyklės, susitarimus ir specifinė yra ten laisvės ir drausmės tokia sistema, apie kurią dar kalbėsim. Ir sakėm, kad savo sistemoje Montessori ne tik tai metodus tam tikrus sukūrė, bet ir priemonės. Ir tas priemonės jinai susiklasifikavo ir mes jau aną pamoką priemonės vaiko motoriniam ugdymui, kaip jinai vadino motoriniam ugdymui, arba fiziniam dabar skaitumėm lavinimui, jinai tokias labai jau specifinės pernelyg nekūrė, tiesiog siūlė naudotis tokiais įvairiais kaip ir kasdienio gyvenimo praktikos pratimais, kurie ypatingai gerai ugdo vaikų fizinius gebėjimus, tai sakėm, ir šlavimas, ir lapų grėbimas, ir sniego ar smėlio kasimas, ir indų plovimas rankomis, ir stalų serviravimas, ir daržovių pjaustymas. Tai tie dalykai tokie susipina tarpusavyje ir išeina iš to Montessori požiūrio, kad vaikas siekia tapti kuo greičiau suaugusiu. Jis nori išsivaduoti iš to iliuzijų pasaulio, nori tapti dideliu, nori tapti stipriu, daryti tuos pačius darbus kaip ir suaugusiai, su tais pačiais įrankiais. Jos buvo toks požiūris ir jinai vaiką, atsižvelgdama į šitą savo požiūrį, iš tikrųjų ruošė tokiam gyvenimui, kuris jo už tos vaikų namelių sienos ir laukia. Tai šiandien mes kalbėsim apie kitą grupę tų jos priemonių. Aš bendrinuosi dabar skaidres ir kalbėsim jau konkrečiai apie priemonės pojūčių ugdymui. Tai jeigu sugrįžt prie vakar dienos tų skaidrių, tai mes čia vakar pasižiūrėjom, užvakar trečiadienį pasižiūrėjom, kad galima būtų suskirstyti tas Montessori priemonės vaikų ugdymui čia pagal ją į tokias 3 grupės. Tai būtų kasdienio gyvenimo praktikos pratimai, kurie didžiąją dalimi apima kartu ir tą motorinį ugdymą. Tai būtų juslių ir pojūčių lavinimo priemonės, ką mes šiandien norėtųsi, kad aptartumėm, ir didaktinė medžiaga skaitymui, rašymui, skaičiavimui, taip pat jau tokiems dalykams, kurie mums labiau įprasta mokykloje pradedami mokyti, tai yra gamtos pažinimas, geografija ir čia jau, kai sakoma, kritikos sulaukiantis sritis meninis ugdymas. Tai šiandien mes imam tą antrąją Montessori ugdymo priemonių kategoriją, antrąją ugdymo priemonių grupę, tai yra juslių ir pojūčių lavinimo priemonės. Nes kasdienio gyvenimo praktikos pratimus jau aptarėm trečiadienį ir jeigu prisiminsim, tai šitie pratimai būtų tokie pratimai susiję ir su fiziniu, tuo motoriniu ugdymu ir su ta tokia kasdienė vaikų laukiančia veikla. Tai būtų tie savęs priežiūros arba savitarnos pratimai susiję ir su higienos įgūdžių ugdymu, ir su savarankiškumo ugdymu, kaip dabar tą įvardintų. Tai yra, kad vaikas rankas plautųsi, nosį nusivalytų, kad sugebėtų apsirengti, nusirengti, valgyti tinkamai. Ir čia iš tų priemonių aš įdėjau tas tokias sakstymui, raišiojimui skirtas priemonės rėmelius, specifiniai, būtent Montessori sukurti, nes, sakykime, valyti nosį, tai jau ten tokios priemonės kaip ir nelabai yra ką kur. Tiesiog tai įgūdžio ugdymas ir viskas.
Tada, sakėm, yra aplinkos priežiūros tokie kaip ir pratimai, čia visi tie šlavimai, valymai ir daržovių pjaustymai ir net ir darbai darže panašiai kaip pas Friebelį. Tai ten irgi kiekvienoje Montessori darželio grupėje ten tam tikra dalis patalpų ar zona ar atskira patalpėlė skiriama tokiems užsiėmimams. Ir dar viena tokia, sakiau, labai man asmeniškai patinkanti dalis tų pratimų, tai grakštumo ir mandagumo. Tai vaikas išmoksta paprašyti, vaikas išmoksta nešti ir paduoti aštrius daiktus, vaikas išmoksta pasisveikinti, atsisveikinti, netrankyti durimis, tinkamai elgtis kalbant su asmeniu, atsižvelgdamas į to asmens statusą ir va tas padoriai sėdėti, irgi variantas, nemanau, kad čia nereikalingas. Va. Ir tada einam dar baigiant prie pusiausvyros pratimų, sakėm, tai labai specifiniai būtent jo sistemai skirti pratimai, jinai kaip medikė įžvelgė tą vaiko poreikį treniruoti savo pusiausvyros gebėjimą užtikrinančius organus, tai yra ir raumenis, ir skeletą, ir taip pat jau galvoje esantį tą vestibuliarinį aparatą. Tai va, tokie paprasti pusiausvyros pratimai, kaip tiesiog ėjimas ant linijos, ėjimas ant nubrėžto apskritimo, ant nubrėžto ovalo, ant pakeltos lentos, įvairūs šokinėjimai, laipiojimai. Tai tokie vat, būtų čia pusiausvyros pratimai. Ir kalbant apie tą pusiausvyrą, tai kaip medikė Montessori suprato, kad vaikui visų tų ir traumų, ir nelaimingų atsitikimų išvengti nepadėsi, vedžiodamas jį už rankutės ar, kai sakoma, padėdamas pagalvę, kad jis nukriūtų minkštai. Jį reikia ugdyti, kad jisai tą pusiausvyrą tobulintų ir va, tokie paprastučiai pratimiukai, jie tą pusiausvyrą tobulina ir kartu leidžia vaikams išvengti traumų, tų nelaimingų atsitikimų. Ir va, čia irgi įdėjau tokią priemonę, jau čia nėra jinai iš Montessori laikų, jau čia toksai plastikas su virvelėm ar čia kažkokiais kitais sujungimo elementais, bet esmė tokia pati, va, vaikai laipioja, eina, va čia būtų kaip pakeltos, reiškia, lyg tai lentos elementas, kaip laiptelis būtų elementas. Tai va, tokie pusiausvyros pratimai mažiesiems dar iki, sakykime, 3 metų ypatingai reikalingi, bet ir virš 3 metų irgi galima daryti sudėtingesnius. Tai kaip minėjau, sakykime, ėjimą ratu ten su vandens stiklinė ar panašiai, ten kaip Montessori darydavo su knyga ant galvos. Išskyrėm tylos pratimus, autentiškus pratimus šitoje sistemoje ir prie jų dar vis grįšim ir grįšim. Čia jau kai sako, ne tų laikų, čia šių laikų tą nuotrauką įdėjau, bet ten pakankamai didelė laisvė yra atliekant šitus pratimus, ar sėdėti prie stalo, kaip pati Montessori pavyzdžiui darydavo, jinai vaikus prie stalo sodindavosi, čia vaikai sėdė ant kilimėlių, gali jie būti net ir lovose, gali jie būti pievoje kažkur atsipūtę. Svarbu, kad tai būtų noras tos pratimus daryti. Tai kalbant apie pojūčių lavinimą, tai jau būtų antra labai didelė priemonių grupė. Pojūčiai, tai jau išsiaiškinom ir nekartą kartojom, pojūčiai yra, Montessori vadina jos dažniau juslėmis. Tai yra tie dalykai, kurie dar turi tokį tarptautinį pavadinimą sensoriai. Tai dėl to ir daugybė tų Montessori priemonių irgi patenka į tą sensorinių priemonių kategoriją. Ir kuomet, jeigu ir ten ieškot kažkokios informacijos ar šiaip dėl įdomumo ten kažką tai žiūrinėjatės internete, tai daugeliu atveju ten tos sensorinės priemonės dažniausiai būna iš Montessori sistemos, nes būtent jos buvo pagrindinis toksai, ugdymo priemonių segmentas, tai priemonės pojūčių lavinimui. Tos priemonės pojūčių lavinimui buvo ne šiaip jau sukurtos, o remiantis tuo požiūriu, kurį iš Aristotelio perėmė Montessori, kad nieko nėra intelekte to, ko pirma nebūtų buvę pojūčiuose. Tai Montessori, taip kaip sako, labai, jeigu supaprastintai, tai aiškint, tai jinai sako, kad pojūčiais vaikas susirenka informaciją, kuri patenka į
nervų sistemą, į smegenis, į jo sąmonę, pasąmonę, į atmintį ir tie pojūčiai generuoja jo judesius. Iš kitos pusės jau pripažinta yra ir dabar, kad tikrai įveiklina smegenis pojūčių ugdymas, naudingas dalykas yra ir taip pat kaip ir aišku, kad šiai dienai pojūčių lavinimui galima būtų skirti tame ikimokyklinuko amžiuje ir daugiau. Tai gal čia iš tikrųjų šiandien pažiūrėkim konkrečiau priemonės ir kažkiek tai, kai sakom, apibendrinsim, gal dar kažkokius tai tokius teorinius samprotavimus, gal dar šiek tiek atidėsim kitai pamokai. Tai tiesiog žiūrim, kokius pojūčius reikia lavinti, tai sutarėm, kad visus 5 ikimokyklinukui, kad ne vienodai sekėsi kurti tas priemonės kiekvieno pojūčio lavinimui, tą pripažino ir pati Montessori. Jis sakė, kad sunkiausiai buvo kurti priemonės uoslės ir skonio lavinimui. Ir jinai manė, kad išlavinus pojūčius ikimokyklinėme amžiuje, vaikas jau pasiruoš mokymuisi ir tas pojūčių lavinimas tai būtų kaip instrumentas, išlavinti pojūčiai būtų tobulas instrumentas jau vaikui, tarkim, mokykloje ir gyvenime mokantis ar ir dirbant. Tai pojūčių lavinimas pagrindinė būtų ta ikimokyklinio ugdymo pagal Montessori kaip ir užduotis. Aišku, atsimenat, vis tik nemažiau svarbi užduotis ikimokyklinuką ugdant buvo ir kalbos ugdymas. Tai čia šitie pojūčių lavinimai visi yra taip labai svarbu šitoje sistemoje, bet prisiminkim, kad kalbos ugdymui jinai irgi skyrė išskirtinę reikšmę, kaip medikė pratimus lūpoms, pratimus liežuviui, pratimus kalbos padargams lavinti, artikuliacijai gerinti, jinai savo sistemoje siūlė. Ten jau tokių ypatingų kažkokių priemonių tam nereikėjo, tai buvo daugiau tokie pratimiukai kaip ir fiziniai, tai kalbos ugdymas tikrai čia toje sistemoje nenustumtas į kitą šalį, bet kalbam apie priemonės, tai kadangi kalbos ugdymui tokių kaip specialių priemonių kažkokių jinai nesukūrė, tiesiog kalbos ugdymo pagrindinė priemonė jinai ir manė esant kalbėjimą. Kad vaikas girdi kalbą, girdi taisyklingai artikuliuojamus žodžius, taisyklingai tariamas fonemas, kartu su suaugusiuoju kalbasi, jam leidžiama kalbėti, jis netildomas, jisai dar ir paskatinamas kalbėti ir jeigu yra problemų, tai jos taisomos nedelsiant, individualiai su kiekvienu vaiku dirbama. Bet čia kalbam apie priemonės, tai yra apie įvairius daiktus, kas yra Montessori sukurta lavinti pojūčiams, tai tikrai čia nekonkuruoja tarpusavį, kad štai pojūčiai lavinti yra svarbiau, o kalba ne taip labai. Ne. Čia tiesiog kalbam apie tai, kad pojūčių lavinimui jinai sukūrė eilę tokių priemonių, vėlgi matysim pagal tą skaitlingumą labai negali jos tarpusavį konkuruoti. Ir einant jau prie konkretikos, kokius pojūčius lavina ir kokiomis priemonėmis. Tai lavina tuos pojūčius tokiomis priemonėmis, kurios skirtos konkrečiai kiekvienam iš jų. Tai būtų vadinama tokia sensorinio lavinimo sistema ir jinai apima klausos lavinimo priemonės. Montessori laikėsi požiūrio ir iki šiol tas požiūris toks ir yra, kad vaikas gimsta turėdamas pakankamai gerą klausą. Bet tam, kad jisai galėtų išmokti tinkamai kalbą, jam tą klausą reikia lavinti. Klausos lavinimas nėra savitikslis. Klausos lavinimas, nors ir lyginant su kitais pojūčiais yra pakankamai tobulas, jis vis tiek vyksta Montessori sistemoje. Tai klausos lavinimo priemonės mes jas aptarsim. Tada antra kategorija tų sensorinio lavinimo sistemos žaislų. Tai yra regos lavinimo priemonės. Regos lavinimas iš tikrųjų jau yra šiek tiek kitaip traktuojamas. Su rega iš tikrųjų klausos nėra ką lygint, nes vaikai, atsimenat iš Piaget raidos teorijos, gimsta turėdami tikrai daug silpniau išsivyščiusią regą negu klausą.
suaugusieji būdinga regą jie įgyja jau faktiškai 7-8 tik tai gyvenimo metais ir tą, reiškia, suvokia ir atstumą, ir suvokia, reiškia, greitį, sakykime, judėjimo ir suvokia daugybę tokių dalykų, kas mums atrodo savaime aišku, jie kažkur tai arba į tą, kai sako, iki mokyklinuko amžiaus pabaigą, arba tik tai pradinuko mokslo metų eigoje, bet kalbant apie regos lavinimo priemonės, tai jų iš tikrųjų Montessori prikūrė labai daug. Ir pojūtis kaip lytėjimas. Lytėjimo pojūčio lavinimo priemonių Montessori irgi kūrė labai daug ir jinai tam lytėjimo pojūčio lavinimui skyrė tokį išskirtinį dėmesį. Ir kalbant apie šitas priemonės, tai tikrai daug priemonių irgi, ne tai, kad autentiškų jo sukurtų, bet ir daug priemonių tokių, kur galima tiesiog rasti aplinkoje, bet kada ten tokių kaip įvairių, reiškia, ten ar gamtinės kilmės, ar ir buitinių medžiagų. Ir kaip minėjau, 2 kategorijos pojūčių, kuriuos, kaip sakė Montessori, ugdyti yra sunkiausia, tai yra uoslė ir skonis, ir dėl to tų ir uoslės lavinimo priemonių yra jos sistemoje netiek daug, ir skonio lavinimo priemonių irgi yra jau jai lygint su regos ar lytėjimo, tai irgi jau visai kukliai. Tai pagal 5 juslės, pagal 5 pojūčius, pagal 5 sensorius yra sukurta sensorinio lavinimo sistema, tikrai nelygiaverčiai, nei skaitlingumo požiūrių, nei galbūt pripažinimo požiūrių yra šitose srityse sukurti daiktai. Vieni naudojami labai plačiai, kiti ne taip. Vėlgi, kai kurios priemonės, kaip ir minėjau, yra labai sudėtingos. Ir tas lemia, kad tiesiog ir ugdytojams kitą kartą geriau naudoti netokias sudėtingas priemonės, tada nereikia to vaiko ten instruktuoti tiek ilgai. Tai apsibrėžiam, kokia tai yra sensorinio ugdymo sistema ir kalbant apie tas priemonės, tai irgi atkreipkite dėmesį, kad pas ją ta precizinė tvarka tokia, jinai matoma ir laikant priemonės. Tai yra vaikai laiko priemonės savo, reiškia, toje grupėje tokiose atvirose spintelėse, tik tai tam skirtoje vietoje kiekviena priemonė stovi ir tos, reiškia, grupės plotas suskirstytas į tokias zonas. Tai zonos, kuriuose yra tam tikros priemonės, sakykime, priemonės skirtos meninėms veikloms. Viena zona. Kita zona, sakykime, priemonės skirtos ten kokiam gamtos pažinimui. Ten trečia zona, sakykime, priemonės skirtos, kad ir lytėjimo pojūčiui lavinti. Dar ten kokia nors zona, tarkim, vėl ten, sakykime, priemonės klausos pojūčiui. Tai kalbant apie kiekvieną priemonę, tai mes pasižiūrėsim tikrai labai jų mažai, bet kiekviena priemonė, ar tai būtų jau ta autentiška Montessori, ar jinai tiesiog naudotų ir neautorinės tas savo priemonės ugdymui, jinai turi būti pilnai sukomplektuota, švari, savo vietoje ir vaikui turi būti aišku, kaip ją veikti. Taigi auklėtoja, ta ugdytoja, kuri kaip ir kalbėsim apie auklėtojos vaidmenį, jinai tokia daugiau kaip padėjėja, jinai daugiau kaip stebi, kam reikia pagalbos, aplinką susižiūri, kad būtų tų priemonių ir tvarka palaikoma. Tai kalbant apie auklėtojas, tai jos mato, sakykim, kad vaikui reikia pagalbos, tai parodo, pasako, kaip su ta priemonė elgtis ir kartu gali su vaiku, jeigu jisai sutinka tą priemonę pabandyti kažkaip veikti. Tai toksai dalykas iš tikrųjų neįmanomas nepasibaigus Montessori kažkokių tai kursų ar mokymų. Ir aš dabar čia įsidėjus esu tokią nuorodą, kad kol dar nepriejom prie konkrečių priemonių, pasižiūrėtumėm, kaip atrodo ta Montessori erdvė. Ar jums rodo čia tą Montessori vaizdą, Montessori darželio grupės vaizdą, ar rodo ekrane?
rodo, viskas gerai. O, ačiū. Va, tai aš čia dabar be garso leidžiu, kad galėtumėm pasižiūrėti ir matom tą tokią, pristabdysiu kartais, tą tokią išskirtinę tvarką. Ir kai kas kritikuoja Montessori už šitą tvarką, kad tai jinai čia labai slopina vaikam kūrybiškumą, kad čia pernelyg griežtai viskas yra. Tai čia jau, kai sako, požiūrio klausimas, bet matom, kad žiūrėkit, spintelių aukštis, sakykime, koks yra. Tai spintelių aukštis yra toks, kad vaikas pasiektų ir nuo vidurinės, ir nuo viršutinės lentynos, pasiektų tas priemonės ir jam nereikėtų jokių papildomų kažkokių tai ten lipinių ar panašiai. Vėlgi, žiūrėkit, nėra jokių čia durelių, užuolaidėlių ar kokių tai tokių barjerų. Sudėta viskas, čia grinai montesoriškai, preciziškai, tai dėžutėse, tai indeliuose, tai aplankuose kažkokiuose, tai ir viskas yra vaikui matoma, jisai tiesiog gali žiūrėti ir pamatęs kažkokį įdominantį daiktą pasiimti. Tai kalbant apie šitą tvarką, čia būtent ir palaiko ne tik vaikai, bet ir auklėtoja, kad tos priemonės jos būtų savo vietose ir švarios, ir sukomplektuotos, nes tikrai, jeigu taip žiūrint į kiekvieną, kad ir čia matoma tą komplektą, tai išmėčius kažkokias korteles, išmėčius kažkokias čia knygelės, ta priemonė jau praranda prasmę. Nes Montessori visur, kur tos sistemos yra labai tokios nuoseklios. Ir matysit, jeigu ten išmesim vieną kitą kažkokį tai elementą, tai ir tas veikimas tada su ta priemonė taps neįmanomas. Tai čia skaičiavimui, pavyzdžiui, priemonės, čia yra tie karoliukai, mes kalbėsim po to, čia gamtos pažinimas, atkreipti dėmesį gaubliai. Pas Montessori visą laiką turi būti vaikai, turi aplinkoje vaikai matyti, kaip atrodo žemė. Nors atrodo, kad jinai religinga labai ir auklėtojas tas poteriaut, kaip sakoma, jau ten irgi, neskau verčia, bet jau tos poteriauja ten auklėtojos ir vaikai turi galimybę ten poteriaut. Jinai nesilaiko tokio dogmatiško požiūrio. Čia įvairios priemonės, apie kurias mes šiandien ir kalbėsim, taip gražiai sudėliotos. Čia jau tie irgi dalykai tokie. Tai čia suzonuota tos jos patalpos ir mes dabar grįžtam prie skaidrių. Tai pasižiūrėjom, kad patalpos yra be galo tvarkingos, prižiūrėtos tikrai preciziškai, suskirstytos į zonas ir tas reikalavimas, kad kiekviena priemonė būtų naudojama pagal paskirtį. Tai šitą požiūrį kritikuoja daug kas, bet tai iš tikrųjų ką reiškia? Tai iš tikrųjų reiškia tvarką. Tai iš tikrųjų reiškia suvokimą ir kam tas daiktas reikalingas ir ką su juo daryti. Ir jeigu kalbėti apie tai, kad, sakykime, galbūt vaikai nori tokių kažkokių savo sprendimų su tomis priemonėmis susigalvoti, tai to jiem irgi niekas nedraudžia ir matysim per tas priemonės, kad tikrai ten tos laisvės pakanka. Ir pradedam pagal pojūčius, tai kaip ir nesakyčiau iš eilės, nesakyčiau, kad čia nuo didžiausios tos sensorinių priemonių grupės pradedam tiesiog tokių, reiškia, eiliškumu be prasmės. Tai klausos lavinimo priemonės. Viena iš pojūčių, iš tų sensorinių lavinimo priemonių grupių, priemonės lavinti klausai. Tai nepaisant to, kad vaikai gimsta turėdami pakankamai gerai išlavėjusią klausą, jinai mano, kad lavinti klausą reikia. Tai kalbant apie požiūrį į muzikos instrumentus,
Tai tikrai Montessori sistemoje nėra to tokio muzikavimo, koks galėtų būti įprastas Valdorfo sistemoje, koks yra, tiksliau, įprastas Valdorfo sistemoje. Tai čia tikrai negalim palyginti, Valdorfo sistemoje ten muzikuojama daug daugiau, ten net ir auklėtojas būtinai turi būti įvaldęs bent keletą muzikinių instrumentų. Tai yra kaip ir privaloma tam ugdytojui mokėti bent keliais instrumentais pakankamai gerai groti, kad Valdorfo čia sistemoje galėtų jisai ten su vaikais padainuoti ar pašokti, ar tiesiog pasiklausyti kažkokių melodijų. Tai Montessori tokio reikalavimo savo auklėtojams nekelia, kad jos mokėtų dainuoti, kad jos mokėtų groti kažkokiais instrumentais, bet jinai vis tiek apie muzikos instrumentų poveikį kalba ir sako, kad neblogas toks, sakykime, būtų instrumentas vaikų aplinkoje būgnas. Būgnas jinai vertino kaip tokio kovingumo, karingumo tokią išraišką ir manė, kad tokia atitinka vaikų tokią nuotaiką, kuomet yra, reiškia, kažkokia situacija. Būgno garsai, jinai manė, suteikia tam tikrą pojūtį vaikui. Vėlgi, jinai manė, kad ir styginiai turi būti irgi vaiko aplinkoje girdimi, tai arfa, lyra tuo laiku ten tokie jau, kai sako, iškilmingi instrumentai, neturėjo vaikų nameliuose jinai tokių instrumentų, nors ir labai daug lankė tuos vaikų namelius ir net skaitėsi kaip lyg ir gero tono taisyklė paremti tuos vaikų namelius ir tos jau aukštuomenės ponios ten prineždavo visokiausių dalykų ir ten prineždavo dažniausiai to, ko nereikia tiem vaikam. Tai arfa, lyra, sakykime, tas skambėjimas, toksai irgi Montessori manė, kad vaikui aplinkoje klausos ugdymui yra naudingas ir tylos pratimai. Tai kaip ir garsai, taip ir tyla pagal Montessori ugdo klausą ir tyla ypatingai. Ir vaikas pagal Montessori gimsta turėdamas tokį kaip ir poreikį tylai, kaip ir poreikį įsiklausyti į tylą. Ir kuomet jinai kalba apie tuos tylos pratimus, tai jau atsimenat, pabrėžia, kad tai negali būti prievartinis tylėjimas, tai negali būti tildymas, tai negali būti drausminimo priemonė, o tai turi būti ugdymo priemonė. Vaikas pats įsiklauso į tylą ir išgirsta garsų, kurių anksčiau negirdėjo. Sakykime, įsiklauso į tylą ir išgirsta kažkokį vėjo šiurenimą, kažkokių paukščių toli garsų skambėjimą, galbūt kokių tai už lango garsų, kurių anksčiau negirdėjo, išgirsta. Tai jo įsiklausimas į tylą turi būti jam pačiam patrauklus. Ir čia dar grįšim, ko gero, ne kartą prie tų tylos pratimų, bet kalbėdama apie tuos tylos pratimus, Montessori irgi jau minėjau, mano, kad ypatingai gerai tai yra vaiko valios ugdymui. Kad mažas vaikas, jis dar valios neturi, jisai dar veikia kaip ir instinktyviai, kaip ir to vidinio, to tokio, kaip jinai sakė, neklystančio vadovo genamas ir jis negali savo tam protui, reiškia, savo kūno negali priversti judėti pagal savo protą. Tai kuomet jau vaikas savo protu valdo savo kūną, tai vaiko dvasia, kaip ir nugali prieš jo kūną, tai jinai manė, kad tylos pratimai tam yra patys palankiausi ir tam valios gimimui jie yra patys tinkamiausi ugdyti. Tai klausos pratimas, bet kartu ir to valios ugdymui, dėmesio sukaupimui reikalingas pratimas. Tai dabar einam prie konkrečių priemonių Montessori barškučiai. Tai čia įdėjau tuos tokius jau autorinius Montessori sukurtus barškučius. Tai yra 6 tokie barškučiai vienoje dėžutėje ir 6 kitoje. Kiekvienas barškutis užpildytas vis kažkokia kita medžiaga, sakykime, į vieną supiltas smėlis, sakykime, mėlynė, tai bus čia, tarkim, smėlis, akmenukai, kruopos kažkokios, tai tada dar kokie čia žirniai
Ir atitinkamai tas pats supilta į šitus barškučius raudonais dangteliais. Irgi smėlis, akmenukai, kruopos, žirniai. Ir vaikas, kai šitais barškučiais žaidžia, jisai turi, sakykime, įsiklausyti. Paėmė vieno komplekto barškutį, pabarškino. Jis nežino, kas čia yra supilta, jis tik tai girdi garsą. Ir ima kito komplekto kažkokį barškutį, irgi barškina, irgi girdi garsą. Ir jisai tada poruoja, ar šitie barškučiai vienodai skamba ar ne vienodai, ar vienodą garsą skleidžia ar ne vienodą. Tai jisai dėlioja juos poromis ir jis pats gali pasitikrinti. Jeigu, sakykime, liko nesuporuotų barškučių, reiškia kažką jis padarė ne taip. Vėlgi galima pasitikrinti, ten ant apačioj yra tokie ženkliukai, kurie leidžia pasitikrinti, ar ta pora atitinka. Bet vaikas jisai sąmoningas ir jis nežiūri į tas užrašytą ant dangtelio, nes jam čia neužduoda auklėtoja, jam neliepia šito daryti, jis tą daro savanoriškai. Jisai pats pasirinko šitą veiklą, tai jam kaip ir nėra reikalo ten žiūrėti ir save apgaudinėti, sudėliojant pagal tą žymę ant apatinio, reiškia, dugnelio. Jisai įsiklauso, čia sudeda, jis paskui gali patikrinti, dar kartą perrūšiuoti. Jeigu reikia pagalbos, tuomet taip ateina ugdytoja, jinai gali, sakykime, vaikui, kuris dar nemoka su šitą priemonę elgtis, jinai gali paaiškinti, parodyti, kaip čia elgiamasi ir kartu su vaiku, sakykime, kažkiek tai pažaisti. Tai tam reikalinga tyla, tai jeigu ten bus tokia erzelynė, kad jisai negirdės šitų garsų, tai ką iš čia surūšiuos, tai koks bus jo klausos lavinimas. Tai toks ir lavinimas, tai kaip ir mano sūnus ėjo į mokyklą ir ten jau paauglystėje, sako, sėdžiu pirmam suole, bet negirdžiu, kad ten mokytoja namų darbam užduoda, nes visi, reiškia, rėkia. Vaikai neblogi, mokėsi neblogai, bet kažkokią tokią madą įvedė toj klasiai, rėkti ir perrėkti viens kitą, jau ne tai, kad kalbėtis, bet rėkti ir perrėkti ir sako, negirdžiu, ką ten pirmam suolė sėdžiu, bet negirdžiu, ką ten uždavė ir ką ten reikia padaryti. Tai šitą barškučių komplektą tokį, jau supratot, sudaro barškučiai su skirtingais užpildais, tie užpildai skleidžia skirtingą garsą ir vaikas tiesiog įsiklauso ir juos suporuoja poromis iš vieno komplekto ir iš kito, kurie barška vienodai. Tai čia vadina, šiaip ten verčia pažodžiu, tai man atrodo, kad garsų dėžutė gal jinai vadinasi, bet man tai čia barškučiai, nes jos barškina ir kitur irgi radau, kad barškučiais vadina, bet būna kartais ir pavadinimas garsų dėžutės. Dar viena tokia irgi konkreti priemonė klausos ugdymui, tai yra Montessori varpeliai. Tai Montessori varpeliai čia yra ta priemonė, kuri irgi iš Montessori požiūrio išplaukė, jinai manė, kad varpo garsas vaikui labai yra toks ir įdomus, ir patrauklus, varpo skambėjimas. Tai dėl to jinai tuo mažų varpelių kolekcija, ne kolekcija, čia tokią priemonę sukūrė. Tai irgi esmė būtų tokia, matot, tie varpeliai yra vienodi, atrodo, kad jie gal ir skambėt turėtų, reiškia, vienodai, bet yra tokios, reiškia, specialios lazdelės ir vaikas suduoda į vieną varpelį įsiklauso, suduoda į kitą varpelį įsiklauso ir čia jau gali jisai žaisti įvairiai. Tai yra gali sudėlioti nuo, kaip sako, storai skambančio iki plonai skambančio. Jie pagal dydį tai vienodi, čia gal šitoj nuotraukoj tik tai toksai gali susidaryti vaizdas, kad jie čia mažėja. Iš tikrųjų, jie absoliučiai vienodo dydžio, iš tos jų kepurės ir tie koteliai. Tai jis gali išsidėlioti pagal skambėjimą, vėlgi gali atrasti taip pat skambančius ir susiporuoti tarpusavyje. Ir aš čia irgi įdėjau tokį, radau filmuką, kaip ten su tais varpeliais mergaitė skambina
Kokia tai čia Agneta. Va. Montessori Bells. Стася, это я. Проверь мелодию теперь по белому и черному. Ir vaikas pati mergaitė išgirdo, kad antra eilė varpelių skamba ne taip, kaip pirma eilė ir jinai pati pasitaiso. Tai pirma eilė yra nuosekli gama, o antra eilė jau jinai pati mato, kad ne taip sudėliojo, dabar jinai pati kaip ir taiso tas klaidas. Va, ir dabar jau sudėjo šitus gerai. Стася, ты знаешь, что я там видел птицы, которые солятся. Va, ir sudėjo jau ir suskambėjo dabar gerai. Tai va, tokios būtų tos klausai lavinti priemonės, klausos ugdymui skirtos priemonės. Tai tikrai ne visos, bet tokios vienos gal iš dažniau pasitaikančių būtent autorinių. Kaip jau supratot, jinai naudojo Montessori savo sistemoje ir visokius dalykus, net dalį ir iš Frėbelio sistemos, ir tokių, kai sako, ir iš buities. Tai va, klausos ugdymui, tai dar kartą va tokiem būdingi Montessori barškučiai su skirtingais užpildais, kai vaikai surūšiuoja vienodai skambančius, suporuoja, ir varpeliai, kuomet randat, kai sakoma, porą, išdėlioja nuosekliai. Ir pereinam dabar jau prie regos lavinimo priemonių ir sakėm, jeigu klausa yra pakankamai gerai iki mokyklinuko išsivyščiusi lyginant su kitom sistemom, tai rega jau ne taip gerai ir dėl to regos lavinimui ir Montessori sistemoje skiriama jau daugiau dėmesio ir be abejo daugiau priemonių. Bet tai nėra vien tik tai, kai sakoma, sėdėti ir žiūrėti skirtos priemonės. Jinai sukūrė labai tikrai tokių efektyvių priemonių ir kartu su regos lavinimu vaikai čia ir savo, ne tik tai ten, tarkim, kai kuriuos gebėjimus pagilina, bet ir labai daug žinių gauna. Vaikai sužino, sakykime, tiesiog iš tų priemonių, veikdami su jomis, kaip tinkamai naudoti tuos, reiškia, tam tikras savybės nusakančius būdvardžius. Tai yra didelis, mažas, plonas, storas, ilgas, trumpas. Šitus būdvardžius jie suvokia, kaip naudoti, lygindami tam tikrus daiktus, veikdami su tom priemonėm, kaip ir lyg tai regos pojūčio ugdymui. Kitas dalykas, šitos priemonės irgi sudaro sąlygas vaikams susipažinti su geometriniais kūnais ir išmokti labai daug tokių savokų, kurių aš taip įsivaizduoju dabar gal net ir pabaigę 10 klasių kai kurie nežino.
Tai matysim, kokių ten iš tikrųjų geometrinių sąvokų jau jos tie mažieji moka. Tai elementariausi būtų tie dalykai, kad jau jie žino, kas yra ten viena ar kita figūra, kaip jinai yra įvardyjama. Ir plokštumoje, sakykime, ir erdvinė kaip yra figūra, kur yra tos figūros šonas, kur yra breuna, tai irgi toksai, sakykime, būdingas būtent montesoriukam gebėjimas. Taip pat ugdydama regos pojūčių, jinai tą, kai sakoma, ugdo ir jų gebėjimą pažinti raides, skaičius ir spalvas. Tai raides ir skaičius mes mokysimės dar atskirai. Išskyriau į atskirą pamoką tą mokymą pagal Montessori sistemą skaityti, tiksliau rašyti ir skaityti, taip pat skaičiuoti. Tai dabar, kalbant apie regos pojūčiai skirtas priemonės, einam vėlgi prie konkrečių, nes, sakiau, šiandien dieną jau skirkim nebe tokiems teoriniams pokalbiams, o pasižiūrėti į konkrečias tas priemonės ir tai tas būtų vėlgi labai kuklus čia tų paveikslėlių kiekis, bet galbūt bendram vaizdui susidaryti tiek, kiek reikės ten egzamine pažymėti, kuri ten klasė, kuri ten patalpa yra Montessori, galbūt užteks. Tai vienas iš tokių reiškia yra Montessori rožinis bokštelis ir tai yra skirtingų kaladėlių toks rinkinys. Šitos kaladėlės nuosekliai dedant susideda į bokštą. Ir matom šitas mažasis, jisai dėlioja tas kaladėlės ir jau be abejo šitas jo bokštas grius, nes tą mažiausią kaladėlę jis čia padėjo, dabar ant jos deda didesnė ir dar didesnė laukiant kilimėlio. Tai vaikas šitas mažulis žaidžiant šito kilimėlio, šitas vaikas čia deda tas ritinides, apie kurias mes netrukus pakalbėsim, ant kito kilimėlio ir šitas, jisai uždės šitą kaladėlę ir greičiausiai tas jo bokštelis grius. Tai yra klaidų savikontrolė. Reiškia maža, kad jisai, nedidukas, bet jisai jau supras, kad kažką jis padarė negerai. Ir matys, kad šitos didžiosios kaladės čia stovi, čia nukris šita, reiškia, jis bandys čia taisyti savo klaidą ir ko gero, čia nežinau, iš kokio 5 ar 10 karto jam išeis pastatyti tokį tobulą bokštelį. Ir kuomet jau jis pastatys tą bokštelį nenukritusi, jisai supras, kad kodėl dabar bokštelis nenukrinta, nes kiekviena kaladėlė mažėjančiai ateina iki pačios mažiausios. Tai jeigu jam čia labai jau, sakykime, nesiseks, jis gali paprašyti pagalbos, ateis jam ten auklėtoja, padės gal kažkiek tai, bet ten jau tokių kritinių atvejų, jeigu jau jisai, sakykime, ten labai jau susinervavęs bus ir gal ten tikrai jam reikės tos pagalbos. Bet šiaip supratot, Montessori sistema ir ugdo vaikų savarankiškumą ir čia būtent irgi būtų to savarankiškumo ugdymui taip pat skirta priemonė, nes vaikas pats gali suprasti savo klaidas, pats gali jas ištaisyti ir tas klaidų savikontrolės principas čia įgyvendintas pakankamai tobulai, kad tas suaugusiojo vertinimas čia nebūtų reikalingas. Tai kaip ir minėjau, jeigu vaikui tas bokštelis nukrenta, tai vaikas ir pats mato, kad jis kažką blogai padarė, tiek tai jis supranta, tai jei dar ateis auklėtoja ir ten sakys, ir vėlgi tu nesudėjai. Tai kam jam tokio vertinimo reikia, tai būtų tik tai, kaip minėjau, tų Montessori ugdymo principų išbalansavimas, tai yra lygiateisiškumo principo, to principo gerbti vaiką, pagarbos vaikui principo būtų išbalansavimas, tegul ir jinai neišvadino jo nevykėliu, bet tai vis tiek būtų tam tikras jau toks bandymas lyg tai jį kaip ir vertinti, to tikrai nereikia. Tai rožinis bokštelis, tipiška tokia Montessori ugdymo priemonė, kaip ir ritinidės. Montessori ritinidės tai būtų irgi tokia labai įdomi priemonė į tokį medinį, kaip čia pasakyti, į tokį medinį korpusą yra išgręžtos skylės ir į tas skylės reikia įtaikyti tą figūrėlę. Tai kiekviena figūrėlė čia yra skirtinga ir turi atitinkamą savo tą skylę. Tai yra, matot, čia ne tik tai, kad viena storesnė, kita siauresnė,
bet ir viena, sakykime, gali būti aukštesnė, kita žemesnė. Tai vaikui reikia sudėliot, kad neliktų šitos ritinidės neįdėtos į savo tą lizdelį. Tai ir čia lygiai taip pat mergaitė pasiėmus už kotukų ir dėlioja tas ritinidės į šitus lizdus. Tai jeigu jau čia tuos lizdus jinai, sakykime, užkaišios, o dar čia viena didelė ritinidė liks ir mažas lizdelis, tai jinai vėlgi supras, kad kažką jinai čia ne taip padarė. Ir va tas dėliojimas, atkreipkite dėmesį, jau dabar, kai kinai, tai pridaro čia ir spalvotų tų ritinidžių. Autentiška ritinidė yra vienspalvė. Taip, yra tikrai ten galima prisižiūrėti dabar ten kiniškų žaislų kategorijoje visur, kur privadinta, kad čia Montessori žaislai, tai ta sakykime, kinų pramonė, tai jinai nepaiso autorystės ir nieks su jie ten ir nepasiginčys, kai sakoma, ten neįmanoma su jais pasiginčyti. Tai vat, vis tik norėtųsi pasakyti, kad šitos priemonės, vat, ritinidės būtent, jos ugdo, taip, jos ugdo vaiko regą, bet kitu aspektu, ne spalvų pažinimo aspektu, o vaiko regą vat, tuo aspektu, kad jisai įsižiūri į formą, įsižiūri į ritinidės plotį, į ertmės plotį, į ritinidės ilgį, į ertmės gylį. Čia kitas yra to regos ugdymo aspektas. Ne spalvų pažinimas, o tam tikrų parametrų pažinimas, tai yra daug sudėtingiau. Dabar dar viena tokia priemonė montesoriška irgi, kuri stebina mane ir aš lenkiu galvą, tai yra Montessori geometriniai kūnai. Būtent geometriniai erdviniai kūnai. Ir pažiūrėkit, kokie sudėtingi. Tai būtų kubas, tai kaip įsivaizduoju, va šitas būtų kubas, rutulys, tai būtų va šitas. Tai čia Frėbelio, atsimenat, irgi buvo ta antroji dovana vaikam. Kubas, rutulys ir ritinys, va tokia tarpinė tarp kubo ir rutulio figūra. Tai va šitos trys, atsimenat, buvo Frėbelio antroji dovana vaikams. Bet Montessori, jinai ką padarė? Jinai dar žiūrėkit, kiek papildė figūrų. Čia iki mokyklinukam įvedė kūgį. Tai kūgis bus ko gero va šitas. Tada ovaloidą ir elipsoidą. Tai aš ir pati neskiriu, ar šitas, va, jie kad yra du, va, šitas ir šitas. Tai vienas iš jų yra ovaloidas, kitas elipsoidas. Ir nors, kai sakoma, gėda prisipažinti, turiu inžinerinį išsilavinimą, bet aš jų neskiriu. Tai va šiti du geometriniai kūnai, ovaloidas ir elipsoidas, tada eina keturkampė prizmė, va šita būtų didelė, tada trikampė piramidė, tai būtų šita, keturkampė piramidė šita. Ir čia kažkas dar guli. 10 medinių kūnų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kubas, rutulys, ritinys, kūgis, ovaloidas, elipsoidas, trikampė piramidė, keturkampė piramidė. Ir dar čia va šito neįrašiau, kas čia dar yra. Pasižiūrėsiu paskui. Ir kas dar yra prie šitų erdvinių kūnų, tai yra va tokios kaip ir nepaskyčių lėkštelės pagrindai, kurių, reiškia, forma atitinka to kūno pagrindą. Sakykime, jeigu čia yra trikampė piramidė, tai ją galima uždėti ne ant apvalaus tokio pagrindo, o ant tokio kaip trikampis pagrindo. Jeigu čia yra keturkampė prizmė, tai ją deda ant tos, reiškia, tokios keturkampės, ne lėkštelės, ant kažkokio pagrindo. Tai va šitas figūras, tokias erdvines, montesoriukai irgi išmokdavo. Kaip? Nebuvo tikslas pavadinimus išmokti. Pirmiausia, tikslas buvo liesti ir apžiūrinėti, lyginti tarpusavyje. Lyginti, kuo skiriasi, vat kaip ir čia mergaitė dėlioja, kuo skiriasi, tarkim, prizmė nuo piramidės, nuo kūgio, nuo rutulio, nuo kubo. Ir čia dar likę va tos bus
elipsoidas ir ovaloidas ir dar čia kažkas. Tai jinai apžiūrinėja vat šitus kūnus ir įsidėmi tam tikras detalės. Kitas dalykas, jinai liečia ir tas yra ir lytėjimo pojūtis be abejo. Tai paskui tai daro, kad užriša akis, sakykim, ir liečia, pavyzdžiui, šitą šoną ir pasako, kad čia yra šonas. Tada liečia briauną, pasako, kad tai yra briauna. Paskui jau po kiek laiko užrištom akim jie net atpažįsta ir įvardyja, pačiupinėja, kad čia yra rutulys, kad čia yra kubas. Bet šiaip tai čia skaitosi regos lavinimo priemonė ir faktas tas, kad sakysit, oi, tai čia gal vaikui neįdomu žiūrėti. Tai kaip ir minėjau, tikrai čia į tą įdomu ar neįdomu Montessori dėmesio nekreipė, jinai žiūrėjo, ar tai turi ugdomąją kažkokią vertę, ar neturi. Tai kadangi šitų kūnų pažinimas leidžia tikrai labai gerai ugdyti regą, įsižiūri vaikas į lyg ir panašias, bet ir skirtingas figūras, fiksuoja, kokios yra, sakykime, vienu ar kitu atveju detalės panašios, kurios yra skirtingos. Tai reiškia, neatsitiktinai tai yra visi vienos spalvos tie kūnai, nes spalvoti jie tada blaškytų dėmesį. Vaikas tada koncentruotųsi į spalvas, bet ne į detalės. Jisai įsigmintų, sakykim, kad raudonas kubas, ten mėlynas rutulys, jis stengiasi įsiminti detalės, kurios jau yra daug smulkesnės ir netaip lengvai pamatomos, netaip lengvai užfiksuojamos. Tai va čia irgi stovi šalia kūgis ir šalia keturkampė piramidė. Tai čia reikia labai gerai įsižiūrėti, nes jie beveik vienodi pagal aukštį šitie kūnai, abu du vienodos spalvos, bet kas skiriasi. Šito paviršiuje yra briaunos, o šito paviršiuje briaunų nėra. Kuo skiriasi, pavyzdžiui, kubas ir keturkampė prizmė. Tai irgi atrodytų, o čia beveik kad nieko, abu du mėlyni, abu du pastačius stovi, negriūva, nesiritinėja kaip rutulys ar ten koks elipsoidas, bet ne, reiškia vaikas per laiką, čia čiupinėdamas ir žiūrinėdamas, pamato, kad vis tik stačiakampė prizmė yra kitokia negu kubas. Mato, kad kubo visos kraštinės vienodos, o stačiakampės prizmės ne visos. Tai va čia yra sudėtingas regos pratimas, regai lavinti, susitelkiant į smulkesnės detalės, pamatant skirtumus ir panašumus. Ir tokia, sakau, ir kartu išmoksta ir geometrijos sąvokas, ir tokia jau gaunasi vos ne kaip mokykloje geometrijos pamoka, bet pagal Montessori tai nėra per anksti tokio amžiaus vaikams. Ir jinai nemano, kad iki mokyklinukas jisai turėtų žaisti tokiomis priemonėmis, kurios neturi pavadinimų, tokios, kurios yra visiškai beprasmiškos, visiškai nereikšmingos vėlesnėme jo gyvenime, kai sakoma, tokie kažkokie tai dalykai, kurių jisai daugiau niekada nepamatys ten. Tai jinai mano, kad būtent tokie dalykai, kaip šios figūros iki mokyklinuko ugdyme ir turi būti naudojamos. Ir dėl to mes nesakom, kad Montessori žaislai, nes jau matėt ir tame video žaislų ten kaip tokių vaiko aplinkoje nelabai ir yra. Tai yra didaktinės priemonės, ugdomosios priemonės. O tokių žaislų kaip, sakykime, dabar yra įprasta, tokių žaislų kaip ir Steinerio, tarkim, matysim sistemoje, pas Montessori nėra. Tai kai kas ir sako, jinai atėmė iš vaikų vaikystę, jinai neleido jiems žaisti. Tikrai ne. Tikrai ten užteko tų, kai sako, ir gerų emocijų, ir nebuvo ten taip jau, kad jie ten turėjo tik tai įsimint pavadinimus ir, kai sako, ten tyliai sėdėti. Tikrai ne. Ta veikla labai tokia turininga ir kalbant apie pasiekimus, tai pasiekimai akivaizdus. Ir tas laiko leidimas čia, jisai apima ne tik tai tokį, kaip gali susidaryti vaizdas ramų buvimą, tylų buvimą ir užduočių atlikimą. Tikrai ne. Jie kaip ir supratot, jau ir kasdienio gyvenimo praktikos pratimus atlieka, jie ir daug daro dalykų kartu, sakykime,
susijusių su tuo motorikos ugdymu, tikrai ir meninės veiklas jie ten vykdo. Tiesiog daugiau reprezentuoja galbūt tą Montessori sistemą, va tie jos autoriniai tokie kūriniai ir dėl to gali tas šiek tiek vaizdas gal ir iškreiptas susidaryti. Dabar dar viena tokia priemonė irgi, jinai tokia lyg universali ir gali būti naudojama ir skaičių mokymuisi, bet taip pat ir naudojama regos ugdymui. Tai priemonė Montessori lazdelės, raudonos ir mėlynos Montessori lazdelės. Tai vaikas mato 2 spalvų lazdeles, bet tai yra absoliučiai vienodo ilgio lazdelės ir iš tų lazdelių gali dėlioti pagal tam tikrą kažkokią sistemą. Vėliau matysim, kad čia dažniausiai vis tik susiję su skaičių mokymusi šitą lazdelių dėliojimą, bet tai gali būti, va čia irgi įdėjau, čia irgi būtent su skaičių mokymusi susieta. Tai va čia sėdi tas vaikas vienas, jisai dėlioja į dėžutę pagaliukus, čia nesimato, bet čia tuose skyreliuose bus užrašyti skaičiai ir jisai į kiekvieną skyrelį įdeda tiek pagaliukų, kiek čia užrašyta skaičių. O šitas irgi panašiai, kai sako, jau čia irgi nori tų skaičių mokytis, ne kartu, bet šalia. Ir pasiėmė šitas Montessori lazdeles, jisai dėlioja. Tai kokia yra, reiškia, prasmė. Tai čia yra viena šita lazdelė, čia jau yra 2, čia yra 3, čia yra 4 ir vaikas mato, kad nuosekliai gaunasi toksai tolygus didėjimas. Čia šita kraštinė yra lygiai sudėta ir jisai pradeda, reiškia, nuo vienos lazdelės ir vis dar po vieną papildomą kiekvienoj toj atkarpėliai padeda tos pačios spalvos ir mato tą tokį tolygumą, kad pridėjus vieną lazdelę, reiškia, jau tas gaunasi plotelis didesnis ir tolygiai didėja iki 10. Ir paskui jie pradeda jau susijęti su skaičiais, čia jisai dar tik mokosi tuos skaičius dėti, čia aišku negerai sudėjęs ir 3 padėjęs, ne ten ir 4, bet čia jau jam padės auklėtoja, bet paskui jau jie pradeda šiek tiek jau kaip ir veiksmus atlikinėti net su tom lazdelėm. Tai čia tokia būtų gal daugiau kaip ir lyg kombinuota, bet Montessori ją priskyrė vis tik prie regos lavinimo priemonių, nes vaikas labai gerai mato tą pagal spalvas pasiskirščiusius plotus ir tą tokį tolygų didėjimą ir jis gali susijęti tada su kiekiu, tas lazdeles sieja su kiekiu ir sieja jau su tam tikra skaitmeninė išraiška. Tai toksai būtų, bet sakau, čia būtų regai, šitos lazdelės regai. Tokia priemonė, tada tokie irgi autoriniai Montessori rudieji laipteliai. Tai irgi atkreipkite dėmesį, kad tai yra visi vienos spalvos, rudi ir šiek tiek skirtingo dydžio, bet vienodų nėra, kaip ir su tuo bokšteliu, bet jau čia ne kubeliai, o stačiakampės prizmės sudaro šitą komplektą. Ir matom, kad tos stačiakampės prizmės gali būti išdėliojamos į laiptelius, dėl to ir vadinasi laipteliai. Ir vėlgi čia tas savikontrolės principas įgyvendintas. Tas reiškia, kad vaikas, kuomet dėlioja šitas figūras, tai jis gali dėlioti kaip ir laiptelius, gali stačiai dėlioti, bet jisai, sakykime, mato, jeigu čia susidėlioja nuosekliai, čia jisai nesuklydo. Jeigu statys ten stačiai, vėl matys, reiškia, kitą šiek tiek vaizdą, vėl pats pasitikrins. Ir dar čia įdėjau tokį vaizdelį, kaip mergaitė, čia jau sukombinavus, jinai kartu ir tuos ruduosius laiptelius ir šitą rožinį bokštelį. Tai jinai jau čia sudėliojus labai sudėtingai, aš irgi žiūrėjau, tai čia eina, reiškia, tie rudieji laipteliai sudėti didėjančią tvarką ir tada, žiūrėkit, jinai ant tų laiptelių dėjo rožinio bokštelio kubelius. Mažiausias, tada didesnis, tada dar didesnis ir taip jinai dėliojo vis didėjančiai tuos rožinio bokštelio kubelius ant tų laiptelių, kol jau tas didžiausias čia kubelis pasibaigė.
Tai vat toks čia, sakykime, irgi variantas. Ir dar įdėjau tokį paveiksliuką, irgi čia vaikai jau kitaip dėlioja, irgi rožinio bokštelio, vat eina tie kubeliai ir čia įterpia to rudųjų laiptelių elementus, bet irgi matot, ir kaladėlės mažėja, ir šitos stačiakampės prizmės irgi mažėja. Ir čia dabar uždės, čia jau mažiausias laiptelis ir uždės mažiausią kubelį. Nu ir žiūrės, čia krenta, nekrenta, gerai čia padarė ir negerai. Va. Ir dar čia, kai sakoma, bus ne į temą, bet atkreipkite dėmesį, va čia fone matosi įvairių valstybių vėliavėlės. Tai irgi būdingas toks Montessori atributas. Ir gaubliai, ir žemėlapiai, ir valstybių vėliavėlės jau šitų iki mokyklinukų aplinkoje yra tokia, kaip sakoma, norma. Jie yra kaip ir daugeliu atveju susipažinę su tais dalykais. Ir ten matysim, kad jau šiek tiek vyresni, tai jie ten ir tokius užsiėmimus turi, ten smaigsto į žemėlapį tas vėliavėlės, visaip kaip. Dar viena tokia priemonė regos pojūčiui ugdyti, kurią taip pat naudoja, kai kurias jas, reiškia, ir mokantis rašyti naudoja Montessori. Tai va čia pasižiūrėsim, vadinasi, įstatomieji kūnai. Tai irgi sakysit, oi, kad čia lyg matyta, tai įstatomieji kūnai prasmė yra tokia. Vėlgi, regos ugdymas, va čia, sakykime, išimti yra tie, kaip sako, viduriukai, yra rėmelis, ar kaip čia, reiškia, pagrindas, gal taip vadinkim, pagrindas, ten išpjauta kažkokia figūra, jinai išimta, va, ir vaikas ieško, kur būtų ta atitikmuo, va šitos, va, kai sako, išpjautos figūros atitikmuo, ir čia suranda ir įstato. Tai va jau čia jau šitą tokį rombiuką jau surado įstatį, tai čia jau toks ne visai gal autorinis, čia jau gal šiek tiek interpretavo gamintojai, bet idėja tai šita, o autorinis yra va šitas komplektas. Įstatomieji kūnai, matom, yra, čia gali būti iš odos, kaip tais laikais išpjauta, gali būti iš kokio tai faneros išpjauta. Ir čia vat autentiškos Montessori spalvos, rožinė ir mėlyna. Ir vat šita rožinė ir mėlyna, atkreipkite dėmesį vėliau, kai mokysimės tą jos metodiką, kaip vaikai išmoksta rašyti ir skaityti. Tai pas ją balsės ir priebalsės irgi yra rausvos ir mėlynos. Ir šitie vat įstatomieji kūnai irgi yra rausvi ir mėlyni, galbūt dėl to, kad jinai juos naudoja taip pat ir ugdant vaiko rašymo įgūdžius. Tai vaikas nepradeda rašyti raidžių iš karto, jisai iš pradžių, sakykime, išsiima šitą įstatomą į kūną ir pasideda ant lapo ir tada apvedžioja, tada nuima tą kūną, įstato atgal į šitą ertmę ir čia tą savo kontūrą turėdamas, tokiom lygiagrečiom linijom viduj užtušuoja. Tai čia mokysimės vėliau. O čia dar, sakykime, visai mažas, tai jisai vat išsiima visus šitus užrankenėlės kūnus, tada vėl ima užrankenėlės ir čia bando kažkur tai įtaikyti. Įtaikyti reiškia į tą jau likusią ertmę, kad visos ertmės užsipildytų ir kūnų neliktų. Tai sakau, čia irgi paėmiau, irgi panašus tas principas, kad reikia surasti vat mergaitiai, kur čia kas tinka. Tai panaši ta sistema. Ir dar labai iš tikrųjų daug yra sukūrusi priemonių regos ugdymui, tai būtent spalvų lentelių. Tai ne tik tai tam, kad pažinti spalvas, bet kad ir atspalvius įsižiūrėti. Ir dėl to jos tos spalvų lentelės dažnu atveju nėra ten, sakykime, raudona, mėlyna ir geltona, bet yra atspalvių lentelės. Vat kaip ir čia matom, eina nuo vos pilkos iki juodos, nuo labai šviesiai geltonos iki jau sodrios geltonos, nuo tokios švelniai melsvos iki labai tamsiai mėlynos,
Tai va tie atspalviai. Jinai mano, kad vaiko akis yra jautri ne tik spalvom, bet ir atspalviam. Tai, kad vaikas jau skiria spalvas, tai taip, jisai jau skiria spalvas, jam ten didelių pastangų atskirti, kad čia yra raudona, mėlyna, nėra sudėtinga. Įvardint yra sudėtinga, bet jis mato, kad tai yra skirtingos spalvos. Bet atspalviai, jie labai iš tikrųjų regos ugdymui Montessori sistemoje vertinami kaip tokie paveiki priemonė. Ir va čia irgi yra dar viena skaidrė, va irgi vaikas dėlioja būtent atspalvius. Ir Montessori sako, kad nereikia jo mokyti, kad tiesiog vaikas pats yra linkęs į tokią tvarką. Kaip ir jam reikia tylos, taip ir vaikui reikia tvarkos. Ir kuomet jisai dėlioja atspalvius, jam nereikia aiškinti. Jisai pats mato, ar tie atspalviai susidėliojo nuosekliai. Vaiko akis fiksuoja, ar čia yra nuosekliai, sakykime, ta spalva darosi sodresnė, ar jinai čia kažkaip ne visai nuosekliai sudėliota. Tai faktiškai to tokio aiškinimo, kad čia reikia taip ar anaip ir čia gerai ar negerai, tai irgi Montessori sako, kad nereikia vaikui. Jisai, aišku, niekada nežaidęs su tokiom priemonėmis, gal ir nežinos, ką čia su juom daryti. Bet auklėtoja jam parodo, pademonstruoja, išdėlioja, sakykime, kažkokios spalvos atspalvių tą visą seką. Jie ten neskubėdami pasišneka, pasidėlioja, ten vaikas, sakykime, gal ir pasibando, gal kažkiek su auklėtoja kartu pažaidžia, o paskui gali veikti savarankiškai ir dėlioja, jisai savo ir dėlioja. Tai irgi regos pojūčiui, ne tiek spalvų pažinimui. Čia spalvų pažinimas eina jau, kai sakoma, vėliau. Bet jinai apskritai neakcentuoja tokio pažinimo ugdymo. Jinai mano, kad vaikas, lavindamas pojūčius ir pažins tą aplinką. Per kasdienio gyvenimo pratimus, per pojūčių lavinimą jis tą aplinką pažins atskirai, ten pernelik nesigilinant į tą aplinkos pažinimo sritį. Tiesiog jisai veiks toje aplinkoje, veiks aktyviai ir viską sužinos. Tai dar čia įdėjau irgi tas tokias priemonės su kamoliukais, ten jie atitinkamą indelį sudeda atitinkamos spalvos kamoliukus, čia dar su kokiu tai kaip pincetu ima ir deda, kad jau čia ne tai būtų sudėtingiau. Tai tie tokie dėliojimai spalvų, atspalvių, tai būtent yra regos ugdymo priemonės. Ir čia dabar tai jas šiek tiek, sakau, supaprastina iki išrūšiavimo pagal spalvas. Tikra ta Montessori spalvų, sakykime, turėtų būti lentelių arba, reiškia, atspalvių priemonė, ne vien tik tai, kad žalia ir geltona, bet turėtų būti su tais dar tokiais perėjimais. Dar čia įdėjau tokia irgi viena jau čia visai mažiem, reiškia, pagrindinės spalvos, geltona, raudona ir mėlyna. Ir pagrindinės spalvos, reiškia, kad susiet, kas yra mėlyna, kad kibirėlis, automobilis mėlynas, čia raudonas namas, raudonas puodelis ir čia geltona antytė, geltona saulėgrąža, čia kažkoks žiedas geltonas. Tai kai susikarpo tokios kortelės, tai reiškia prie mėlynos kortelės padės ten mėlyną automobilį, mėlyną kibirėlį. Tai čia tiesiog visai mažiem ten išrūšiavimui tokiam. Čia irgi galima sakyti visai mažiem tam regos lavinimui, bet tai jau visai mažiem ten, kur ten nusėdė jau jisai prie stalo, bet jau kažko sudėtingiau nepadaro. Tai tikrai ne visos čia būtų regos lavinimo priemonės. Dar kartą, jeigu peržvelgsim nuo pradžių, tuos autorinius tokius Montessori sukurtus didaktinius dalykus, tai tas rožinis bokštelis skirtingo dydžio kaladėlės, tai būtų ritinidės, tai būtų tie geometriniai statomieji kūnai, jie įsistato į tuos padėkliukus tokius pagrindus.
tai būtų, šitą mergaitę žaidžia, tai būtų Montessori lazdelės, komplektas vienodai yra raudonų, vienodai mėlynų, vienodo dydžio, vienodo ilgio lazdelių. Va čia tie vaikučiai. Montessori rudieji laipteliai, irgi autorinė priemonė. Va čia mergaitė ir su laipteliais, ir su tuo rožiniu bokšteliu susidėliojus, ir vaikinukai. A čia mergaitė, čia vaikinukas. Ir įstatomieji kūnai. Grįšim dar prie jų, kuomet kalbėsim apie rašymą. Ir spalvų lentelės, spalvų atspalvių lentelės. Čia jau sakau, šiek tiek supaprastinta. Čia jau šių laikų, tai čia jau bus supaprastinta, jau palengvinta, vat, kortelės. Šiaip Montessori labai daug kortelių naudoja. Ir lytėjimo pojūčio lavinimui skirtos priemonės. Lytėjimas yra iš tikrųjų tas pojūtis, kuris pagal Montessori ypatingai turėtų būti ugdomas iki mokyklinėme amžiuje, nes lytėdamas vaikas pažįsta labai daug, ką aplinkoje labai daug informacijos susirenka būtent lytėjimo būdu, ir lytėjimas tą informaciją perduoda į smegenis, ir ta informacija smegenims suteikia tokio, kai sako, daug peno. Tai lytėjimo pojūtis yra tas vadinamas čiupinėjimas, kartais ne visai ten įvertinamas tinkamai. Vaikui ir dabar laikomasi to požiūrio, kad reikia duoti liesti, duoti išsičiupinėti ten absoliučiai viską, ir tai yra tas informacijos rinkimo kanalas šalia regos, šalia klausos, kuris iki mokyklinėme amžiuje jau ypač reikšmingas yra. Jeigu mes, sakykime, vyresni, tai jau mažiau ten čiupinėjam, daugiau apžiūrim, kažkiek gal įsiklausom, tai vat mažajam, sakykime, lygia greta eina ir rega, ir lytėjimas, ir klausa. Tai lytėjimo pojūčio lavinimo priemonės pagal Montessori, vėlgi konkrečiai žiūrint, ką jinai siūlė, tai tokios lentelės arba plokštelės, kuriuose yra skirtingo šiurkštumo paviršių. Ir čia matom yra, sakykime, vat, kur vaikas judina, pramaišiui yra čia šiurkštesnės žalios tokios juostelės, čia glotnesnės jau tokios gelsvos juostelės. Ir labai tvarkinga ta priemonė, matot, vienodai pasikartojant, vienodai nuspalvinta, ir vaikas pirštuku jisai liečia, ir priesdamas, braukdamas pirštuku, jisai tą pojūtį ir užsifiksuoja. Čia šiurkštu, čia glotnu. Čia šiurkštu, čia glotnu arba švelnu. Tai įvardyja tuos pojūčius, ir tą pojūtį jisai įsidėmi. Čia, sakykime, tokia irgi dvi tos zonos yra, čia gal šiurkštesnė, čia gal mažiau šiurkšti, ir čia irgi 1, 2, 3, 4, net 5 zonos yra. Tai kalbant apie lytėjimo pojūčio lavinimą, Montessori sakė, kad lytėjimui ugdyti patariama kitus pojūčius prislopinti. Sakykime, geriau, kad vaikas, kuomet kažką čiupinėja, susikoncentruotų, sakykime, ir atskirais atvejais užriša vaikams akis. Tai čia, kai jau mokosi vaikai raidžių, mokosi rašyti, tai tą vaizdą vaikas su užrištom akim galim pamatyti dažnai. Tai prasideda viskas nuo to, kad vaikai, kuomet mokosi raides, jie mokosi pirmiausia rašyti jas, jie turi įveiklinti tą, ne tik tai, kad jie mato, kaip ta raidė parašyta ir girdi, kaip ją taria auklėtoja, bet jie turi įveiklinti ir tą savo lytėjimo pojūtį, kad per jį susiformuotų raumenų atmintis. Tai tada, reiškia, vaikas irgi iš tokio šiurkštaus paviršiaus
išformuotą raidę vedžioja pirštuku, į ją žiūri, girdi, kaip jinai tarėsi, tada jam užrišamos akys, tada jisai vėl vedžioja pirštuku tą raidę, vedžioja taip tokia tvarka, kaip jinai rašosi, ne bet kaip ten chaotiškai brauko, bet būtent kaip ta raidė rašosi, va tuo šiurkščiuoju tokiu kontūru vaikšto tuo pirštuku, vedžioja ir ta raumenų atmintis susiformuoja ir tada jisai, kai sako, ir užrištom akim jisai žino, kaip tą raidę parašyti. Tai tada jisai įsidėmi raidę 3 pojūčiais. Ir regėjimo, ir klausos, ir lytėjimo. Tai vat visur, kur Montessori ir sakė, kad padėkim vaikui, nes jo lytėjimo pojūtis, jį tinkamai išlavinus, jam labai padės pažinti pasaulį. Ir labai padės ir įsiminti, ir labai padės išmokti skaityti, rašyti, skaičiuoti, kas ypač tuo metu buvo svarbu, nes XIX amžiaus pradžia tai dar buvo ne visur, kur privalomas pradinis ugdymas ir dar buvo labai daug žmonių beraščių. Tai jeigu dabar imt vat tam laikmetį, ne Montessori sistemos sukūrimo kontekste, ne tą laikmetį, kada šita sistema buvo kuriama, o dabartinį laikmetį. Tai mums atrodo, kad jau čia visi moka skaityti, rašyti, jau čia dabar tik tai tingi, jau čia tegul programėlė klaidas ištaiso, jau čia tegul neparašysiu žodžiu, o kokiais tai simboliais ten pamaigysiu, nes jau paspaust ten, sakykim, 4 klavišus, tai man jau sunkiau, geriau aš kažkokį veidelį ten pridėsiu, man čia bus paprasčiau. Tai kontekstas taip, yra kitas. Bet tuo metu Montessori tikslas buvo, kad kylantis iš to lygiateisiškumo ugdyme principo, kad visi vaikai išmoktų ir rašyti, ir skaityti, ir skaičiuoti, kad tai nebūtų vien tik kažkokių privilegijuotųjų galimybė, kad tai būtų visų vaikų galimybė. Ir atsimenat, ir tame tarpe tuo laikmečiu silpnapročiais vadintų galimybė. Ir tą jinai ir įrodė savo gyvenime konkrečiais pavyzdžiais, kad jinai išmokė ir tuos jau tuo metu į tas visuomenės paraštės, kai sakoma, nustumtus vaikus, jinai išmokė ir rašyti, ir skaityti, ir skaičiuoti. Ir jinai tą pademonstravo savo tuo tokiu sunkiu kruopščiu darbu. Tai jos atveju va šitos lytėjimo priemonės labai padėjo ir šiai dienai irgi tos priemonės yra aktualios, nes kuomet vaikas mokosi rašyti, skaityti ar skaičiuoti, šalia tų 2 regos ir klausos pojūčių labai aktyvus yra lytėjimo pojūtis. Tai kai yra 3 pojūčiai ir jie veikia, ir kai yra 2 pojūčiai ir jie veikia. Tai rezultatas be abejo bus geresnis ten, kur vaiko yra įveiklinti 3 pojūčiai. Tai jei jisai neatsimena, kaip atrodo, neatsimena, kaip girdi, bet jo raumenys atsimena. Ir pažiūrėkit, kas dabar spausdina kompiuteriais, tai yra vienas dalykas, bet kas yra, sakykime, ilgą laiką rašė ranka, tai irgi kitą kartą net žodžio rašymą, ar ten reikia nosinės ar ne, tai kartais galva, kai sako, neveikia, bet ranka ima ir parašo. Tai Montessori lytėjimo pojūčių lavinimo priemonės, jos prasideda nuo tokių paprastučių, kurios leidžia vaikui pajusti, kas yra šiurkštu, kas yra glotnu, kas yra švelnu, kas yra nešvelnu. Ir tada jau tas priemonės vėliau jau jinai naudoja ir kaip tokią preliudiją prieš pradedant vaikui jau rašyti ir skaityti. Dar vienos tokios priemonės tai yra Montessori kubeliai ir prizmės. Tai šitos priemonės yra, sakysit, Frebelį primena iš tikrųjų, tai va čia būtų kubeliai, o čia būtų prizmės. Ir prizmės nevienodų dydžių. Tai komplektą sudaro 24 tokie geometriniai kūnai. Ir vaikui čia yra kas? Jisai iš pradžių apsižiūri, kaip atrodo kubeliai, kaip atrodo prizmės. Vėlgi atkreipkite dėmesį, kad čia nėra prispalvota, čia yra medinės, kad neblaškyt su tuo spalvų tokiu, kai dabar kinai prispalvoja rėkiančiom tokiom spalvom, su tuo įkyriu, reiškia, spalvų lindimu tokiu. Tai vaikas apsižiūri, jis įsižiūri į formas, tada apčiupinėja
būtinai apčiupinėja, kaip reiškia kubelis atrodo jį čiupinėjant, kaip atrodo prizmės jį čiupinėjant ir galutinė, kai sakoma, jau šitos užduoties stadija, tai vaikui užrišamos akys. Ir jis užrištomis akimis jau išrūšiuoja atskirai kubelius, atskirai prizmės ir tas prizmės išrūšiuoja irgi pagal dydį. Tai tam, kad jisai galėtų išrūšiuoti užrištomis akimis, jam be abejo reikia iš pradžių apsižiūrėti. Apsižiūrėti taip, kaip ir su tais geometriniais kūnais, tais elipsoidais ir ovaloidais, ten, kur sakėm, jau dabar ir 10 klasių pabaigė tie, reiškia, šaunuoliai neįvardintų, tai čia irgi išrūšiuoti užrištomis akimis iš karto negalima iš vaiko reikalauti, nes jis dar yra ikimokyklinukas. Tai jisai apžiūri, jisai apčiupinėja, jisai susipažįsta su tom priemonėm ir po to jau rūšiuoja užrištomis akimis ir čia va tas ypatingai jo lytėjimo pojūtis tada susikoncentruoja. Jisai iš pradžių gali rūšiuoti žiūrėdamas, jeigu jis dar tik pradėjo veikti su šitą priemonę, tai jis pasirūšiuoja žiūrėdamas, kaip čia gaunasi, o paskui jau tik tai pažengęs rūšiuoja užrištomis akimis. Dar viena tokia priemonė irgi būdinga Montessori, tai yra kruopų rūšiavimas apčiuopomis. Tai irgi vaikas nemato, ten, reiškia, į kokį tai ten maišą, kai sako, sukiša rankas ir ima tas kruopas ir užrištom rankom, reiškia, užrištom akim, išsiima tą kruopą, reiškia, didesnė, mažesnė ir deda į vieną ir į kitą pusę. Tai ir tos kruopos, suprantat, ne tai, kad ten ryžių kruopos ir žirniai, kur jau ten tikrai, ko gero, žirnis gerokai didesnis. Ne, jinai pakankamai tokio panašaus dydžio kruopas, ryžius ir soras, pavyzdžiui, sumaišydavo. Tai suprantat, ką tai reiškia ryžius ir soras išrūšiuoti. Ryžių kruopos yra tokios kaip pailgos, soros apvalios. Vaikas nemato spalvų, bet jis tik tai pagal formą gali apčiuopti. Tada dar tokie irgi paslaptingieji maišeliai, irgi apčiuopomis atpažįsta daiktą ir jį įvardyja, irgi tas, sakykim, toksai ir iš jūsų kažkas tai rinkosi panašaus stiliaus tokių žaidimų. Tada audinių skiautelės. Paprasčiausios audeklo skiautelės vaikas, kai sako, čiupinėja, žiūrinėja, šita plona skiautelė, čia jau storo audinio skiautė, jau, sakykim, reiškia, čia buvo vasarinės suknelės audinio skiautelė, čia jau žieminio palto audinio skiautė, čia jau ten aksomas kažkoks tai švelnus su pūkeliu, čia jau, sakykim, kažkoks tai džutas maišų jau jisai šiurkštus. Tai audinių skiautelės labai tokia irgi gera lytėjimui lavinti priemonė, neautorinė, aišku, nėra jinai čia originali, bet, kaip ir minėjau, tokias priemonės naudojo Montessori. Tada, žiūrėkit, labai tokia įdomi priemonė, tai skirtingos temperatūros vandens pripildyti buteliukai. Tai tam suvokimui irgi, kas yra šilta, kas yra karšta, kas yra šalta, tai skirtingos temperatūros pripildyti buteliukai ir vaikas juos ten čiupinėja ir lygina. Tai sakysit, atšala, tai be abejo atšala, bet kažkurį laiką vis tiek tas poveikis būna. Šiaip galima tokius pojūčius lavinti ir plaunant rankas. Sakykime, tokie užsiėmimai plaunant rankas irgi yra naudojami ir Šteineris Valdorfo teorijoje, toj savo sistemoje, irgi apie tai kalba, kad rankų plovimo metu tai galima tokį kaip ritualą apskritai pasidaryti. Tai Montessori irgi sako, kad plaunant rankas, plaunant indus irgi tas lytėjimo pojūtis yra, bet ir tokia priemonė irgi gali būti, reiškia skirtingos temperatūros vanduo buteliukuose ir vaikas ten čiupinėja, dėlioja nuo, sakykime,
šilčiausio iki vėsiausio ir tą pojūtį irgi tokį terminį pajaučia. Ir lentelių svėrimas. Lentelių svėrimas čia jau būtų ta autentiška Montessori priemonė svorio pojūčiui lavinti. Lentelės vienodo dydžio, atkreipkite dėmesį, tai 6x8 tokie išmatavimai ir storis 0,5 centimetro. Visos lentelės vienodos, bet pagamintos iš skirtingų medžių. Skirtingos medienos rūšys yra akacija, lazdynas ir eglė. Tai kadangi skirtinga yra mediena, tai tokio paties dydžio lentelės sveria skirtingai. Tai atitinkamai iš akacijos pagaminta tokių išmatavimų lentelės svers 24 gramus, iš lazdyno pagaminta tokių išmatavimų lentelės svers 18 gramų ir iš eglės medžio pagaminta tokia lentelė svers 12 gramų. Ir suprantat, ką tai reiškia? Vizualiai tai yra vienodo dydžio lentelės, galbūt jau ten labai įsižiūrėjus ta tekstūra medžio kažkiek tai matytųsi ir skirtinga, bet irgi ne taip labai. Tai vaikas koncentruojasi į svorio pojūtį. Ant vieno iš plaštakos pirštų dedama viena lentelė, pavyzdžiui, ant dešinės vaiko rankos vieno piršto dedama akacijos lentelė, ant kairės rankos to paties piršto dedama eglės lentelė. Ir vaikas balansuoja, jisai kaip svarstyklė sveria ir įsivaizduokit 6 gramų tas pojūtis. 6 gramai yra labai mažai ir vaikas pajaučia tą reiškia skirtumą. Tai, kaip ir minėjau, medienos spalva šiek tiek skiriasi, tai vaikas gali pasitikrinti svėrimą pagal tą medienos tekstūrą, pagal tą atspalvį vos matomą, bet kuomet jau jisai įgunda, tai jam irgi yra užrišamos akys ir svarelius jisai sveria nematydamas. Jau jisai tada pasitikrint kaip ir pagal spalvą, net ir ten vos kažkokią įžiūrimą negali. Tai svorio pojūčiui lavinti, čia jau yra jos autorinė priemonė, iš skirtingos medienos rūšių pagamintos vienodo dydžio lentelės, labai mažas jų svorio skirtumas, bet vaikas jį pajaučia. Pajaučia, nes jis koncentruojasi ties tuo pojūčiu, svorio pojūčiu. Tai irgi toks sensorinio lavinimo pavyzdys. Ir einam prie tos kategorijos priemonių, kurių, reiškia, gausa negali tą sistemą pasididžiuoti, nes Montessori pati pripažino, kad šitai sričiai labai daug tokių priemonių prikurti ir neišėjo. Tai uosliai lavinti reikalingi be abejo kvapai, tai kvapų lavinimui tokie pratimai, jie daugiau susiję gal su kasdienio gyvenimo praktikos pratimais. Tai Montessori sakė, kad vaikai tiesiog galėtų uostyti išėję į laukus gėles, galėtų ruošdami maistą, serviruodami stalus, taip pat ir įsidėmėti maisto kvapus, sakykime, tokius kaip dažniau naudojami jų aplinkoje kvapus. Tai jeigu kalbėti apie gėlių uostymą, tai čia dažniausiai tai lauko gėlės, sakykime, kaip kvepia, ar ten darželį auginamos gėlės, kaip kvepia, o maisto uostymas tai būtų tai, ką jie tenai valgo, kaip kvepia, sakykime, vienas ar kitas, tai kaip kvepia duona, pavyzdžiui. Ir taip pat sakė, kad ir nemalonios kvapus jie turi būtinai uostyti ir įsidėmėti, ir tie kvapai turi sėtis, pavyzdžiui, su maisto gedimu. Koks yra, sakykime, ten jau apgedusios ar sugedusios mėsos kvapas, kad vaikas žinotų. Tai ne vien tik tai malonūs kažkokie tai, jis sako, kvepalai, bet tiesiog tie kvapai, kurie bus vaiko aplinkoje, kurie bus jam naudingi.
Tai vat kaip kvepia, sakykim, šviežia mėsa iškepta ir kaip kvepia jau, sakykim, sako, švinktelėjus mėsa. Tai vat taip pat ir nemalonūs kvapai irgi čia į tą uoslės lavinimą irgi įėjo. Ir iš tų priemonių uosliai lavinti, tai jinai siūlė ir tokius kaip ir aromatus buteliukuose ir vaikas, sakykim, tą aromatą susieja vėlgi su tais jam pažįstamais kvapais. Čia idėjau, čia jau šiuolaikinė tokia priemonė, tai va tie kvapai tokie čia mėtos, citrinos, čia aš pati nežinau, čia levandos kokios. Tai čia tikrai nebūtų Montessori pasirinkimai. Tiesiog, radau, kad dabar tokia priemonė yra gaminama, tai čia reiškia šitoj priemoniai tai būtų kas, matot, čia taip jau kopijuojama yra Montessori tie barškučiai. Reiškia, vaikas turėtų surast porą. Reiškia, čia yra 4 kvapai, šitie 4 kvapai. 1, 2, 3, 4 ir šitai juodais kamštukais buteliukai irgi 4 kvapus turi. Ir vaikas pauosto šitą buteliuką ir čia dar kažkokį ir juos, sakykime, suporuoja. Ir čia jau tokia, o va čia tai irgi jie poruoja, bet čia jau, sakykime, daugiau autentikos, tai čia jie dažniausiai tuos maisto kvapus randa. Buteliukuose randa, sakykime, vanilės kvapą, ten, sakau, ten tokių, kur jiem asocijuojasi su jų kiekvieną dieną. Tai uosliai lavinti tokie pratimai. Šiaip jinai, pavyzdžiui, tuos uoslės lavinimo pratimus dar ir derino su kvėpavimo pratimais. Pavyzdžiui, išėję į laukus, jie ten, sakykime, ne taip, kad ten tik tai uosteliauja tas gėlės, bet jie lavina kartu ir kvėpavimą, ir tą kvėpavimo ritmą, įkvėpia pamažu, tada iškvėpia palengva. Tai tą uoslę jie lavina kartu su kvėpavimo pratimais, vyksta tam tikrų ritmų tas uostymas ir ten atsipalaidavę, sakykime, pievoje uosto tyliai. Tai irgi girdisi, sakykime, ta autentiška gamtos, tokia autentiški gamtos garsai ir čia, sakysi, dabar sunku tokią aplinką surasti, tai gali būti. Dabar skonio lavinimo pratimai, tai būtų tokie pratimai, kurių net gal ir pratimais čia nepavadinsi, bet Montessori juos pripažino pratimais, tai tiesiog skirtingo maisto ragavimas. Ir jie įsivardindavo, čia yra saldu, čia yra rūgštu, čia yra kartu, čia yra dar kažkoks tai apibūdinimas. Tai jie ragaudami maistą išmokdavo tuos būdvardžius atitinkančius tam tikrą skonio pojūtį. Jie galėdavo lyginti, čia yra saldu, čia dar saldžiau, čia yra sūru, čia dar sūriau. Tai tą laipsniavimą tokį anksti išmokdavo. Ir dėka šitų priemonių, šitų ugdomųjų priemonių, ypatingai tokių, kurios yra regai lavinti, dėka šitų įvairių tokių kaip ir, sakykime, mūsų apžiūrėtos jau priemonės regos pojūčio ugdymui, tai vaikai, šitie montesoriukai labai gerai išmoksta tą laipsniavimą. Jeigu šiaip jau vaikams nuėjus į mokyklą jau, kai sakoma, iškeliamas uždavinys, kad jie išmoktų tos būdvardžių laipsnius, skaitosi, kad jiems tas laipsniavimas dar nelabai sekasi, švelniai tariant, tai montesoriukam jau čia jokios problemos nėra. Kad jie mokėtų laipsniuoti. Mažas, mažesnis, mažiausias, didelis, didesnis, didžiausias, ten šiurkštus, šiurkštesnis, šiurkščiausias. Tai jiem tas yra visiškai suvokiama, suprantama ir net atrodo, kai sakoma, kad čia taip yra savaime aišku. Tai tas yra išugdoma. Tai nėra nei gabesni vaikai, nei atrinkti tam ugdymui pagal šitą sistemą vaikai. Tiesiog tą rezultatą duoda sistema dėl to tobulo tokio priemonių parinkimo ir metodikos taikymo. Ir užbaigiant šitą mūsų šiandien dienos pamoką, kaip ir minėjau, iki skaitymo ir rašymo mes čia
pasižiūrėjom. Faktiškai šiandien skyrėm pamoką pojūčių lavinimo priemonėms, tai yra sensorinėms Marijos Montessori sistemos priemonėms. Tai dar kartą apibendrinant, įdėjau į skaidrę tą savoką – sensorika, sensorinė veikla. Tai pojūčių lavinimas. Sensorinė veikla, kuomet vaikas, sakykime, mausto ten žiedus ant tokia žiedų piramidę daro ant, reiškia, strypelio. Jisai lavina pojūčius, nes mato, reiškia, regėjimas lavėja, lytėjimas lavėja ir pojūčių lavinimas, pagal Montessori juslių lavinimas, jau sutarėm, jo sistemoje užima ypatingą vietą ir kartu tai yra didelė nauda vaiko dėmesio lavinimui. Taip, mažasis dėmesį sukaupia dar tikrai problematiškai. Ta jau dabar įrodė smegenų tyrimai. Tiesiog ta smegenų sritis, kuri atsakinga už dėmesio sukaupimą, jinai iki mokyklinuko amžiuje dar taip labai smarkiai nesivysto. Šiek tiek sparčiau jinai pradeda vystytis, kuomet jau vaikas pereina į tą vaikystę, į tą reiškia vidurinėje, kai jau jis nueina į mokyklą. Maždaug, sakykime, tas laikas yra vaiko dėmesio gerėjimo pradžia, kai vaikas nueina į mokyklą. Bet Montessori mano, kad sensorinės veiklos gali tą paspartinti. Ir tikrai čia yra pagrįstas jos manimas, nes judėjimas, ta fizinė veikla, jinai smegenų veiklą stimuliuoja ir šiai dienai tikrai niekas nesiginčia, kad judėjimas turi įtakos ir nemažos smegenų raidai. Tai per tokius visokius čiupinėjimus, apžiūrinėjimus, uostymus, įsiklausymus, per tą tokią tikrai labai turtingą sensorinę arba pojūčių lavinimo veiklą, Montessoriukų dėmesio galimybės tikrai išsivysto didesnės, geresnės, negu, sakykime, jų bendramžių, kurie ugdomi kitaip. Tai dėl dėmesio sukaupimo, kai kas sako, jinai ten labai tokia griežta, labai jinai ten tokia dalykiška ir jie tokie jau ten irgi kaip kareivukai, drausmingi tokie jie, dėl to jie ir tą dėmesį sukaupia. Tai taip, ten drausmė yra, jau matėt, švara, ideali tvarka, jokio ten triukšmo bereikalingo, bet iš kitos pusės to dėmesio sukaupimui čia šita sistema įdeda daug pastangų. Tai žiūrėkit. Ir tai, kad ribojamas yra ten durų trankymas, reikalojimas be ryšio, visoks reiškia ten trepsėjimas, kėdžių stumdymas ir panašiai, tai nėra tų dėmesio trikdžių. Dėmesio sukaupimui trikdžiai yra pašalinti būtini. Jeigu aplinkoje yra trikdžių, negalim reikalauti iš vaiko, kad jis sukauptų dėmesį. Tai yra baisiai sunku. Vaikui sukaupti dėmesį, kuomet aplinkoje yra trikdžių. Tai yra tiesiog iki mokyklinukui neįmanoma. Tada kitas dalykas, tos sensorinės veiklos turi labai tokį gerai matomą poveikį vaiko atminčiai. Jau ko gero supratot, kad jam atmintyje susiformuoja daug tokių dalykų, ne tik tai tokios informacijos, kuri buvo surinkta regėjimo ar klausos pojūčio pagalba, bet ir per lytėjimą, kaip raumenų atmintis irgi susiformavo, ne tik kaip ta trumpalaikė, ilgalaikė. Ta trumpalaikė, ilgalaikė, tai irgi jinai daugiau jau formuojasi, kai vaikas nueina į mokyklą. Tai tos vykdomosios funkcijos iš tikrųjų su tokiu pagreičiu pradeda vystytis maždaug ten 6, 7, 8 metai, tuo laikotarpiu. Bet čia šitas ugdymas jisai duoda tokį poveikį ir atmintis šitų montesoriukų yra geresnė. Išlavinta jinai yra, jie yra, iš tikrųjų ženkliai toliau pažengę ir išskirtinė jų savybė yra ta, kad jie jau geba susikaupti, jie jau turi tą valią pagal Montessori. Jisai savo kūną valdo protu. Ne protas, reiškia ne kūnas jį valdo, ten instinktyviai jisai kažkur tai laksto be ryšio, bet jau protas suvaldo kūną.
ir jie labai geba lyginti. Va tas lyginimas mažas, didelis, greičiau, lėčiau, aukščiau, žemiau, toli, arti. Va tas lyginimas, kas irgi nebūdinga dar jų bendramžiam. Tai vat šitie pratimai sensoriniai, pratimai pojūčių arba juslių lavinimui, tai pagal Montessori, va čia net įdėjau citatą, kad jų tikslas yra ugdant va šitus pojūčius, tuo pačiu ir supažindinti vaiką su spalvomis, ir tuo pačiu supažindinti vaiką su formomis, ir supažindinti su daiktų ypatybėmis, savybėmis. Taip pat tai nėra pagrindas. Pagrindas yra tai, kad tuo pačiu yra gerinamas vaiko dėmesys, gebėjimas susikaupti, yra tokia, kaip vertinama, kaip proto mankšta šita veikla. Ir kalbėdama apie šitą proto mankštą, jinai sako, kad proto mankšta, kaip ir kūno mankšta, jinai padeda lavėti protui ir stiprina vaiką. Tai kaip ir kūno mankšta jinai fizinę sveikatą stiprina, taip ir proto mankšta vaiko psichinę sveikatą stiprina. Tai sakysit, o kurgi emocijos, o kurgi įvairūs šitie tokie dalykai kaip empatija ir panašiai. Tas irgi yra ugdoma ir matėt, per kasdienio gyvenimo praktikos pratimus. Empatija. Ar aš palaisčiau gėlytę, ar aš nepalaisčiau ir jinai nuvyto. Ar aš triušiukus pamaitinau, ar nepamaitinau, kai sakoma, ranka numojau ir jie ten vargšai alkani. Empatijos ten tikrai yra daug. Empatija nėra toksai, kaip sakoma, teoriškai išaiškinamas dalykas. Tai yra suvokiamas dalykas, širdimi suvokiamas dalykas ir tuščiai pliurpti ten apie empatiją, tai Montessori nematė reikalo. Jinai tą empatiją vaikams ugdė per veiklas. Tai būtent empatija yra, jeigu aš gerbiu savo tuos bendramžius, suaugusius, tai irgi yra empatija. Aš suprantu, kad jisai nori susikaupti, nori daryti savo darbą, aš ten nelendu. Empatija ir tai, kad aš kartu veikiu ir ten ir stalus serviruoju, reiškia, padedu ten ir daug kitų dalykų. Tai tokių atskirai kažkokių tai paveikslėlių, ar čia šitas vaikas empatiškas ar neempatiškas, tai tikrai jo sistemoje nerasit. Tokių paveikslėlių, kur būtų ar šitas vaikas linksmas ar liūdnas, tai jo sistemoje irgi nerasit, bet ta sistema išugdo tokį žmogų, kuris jau yra paruoštas gyvenimui. Tai yra žmogus, kuris geba laikytis taisyklių, kuris geba gerbti kitus, kuris gerbia ir save, kuris traktuoja kitus kaip lygiateisius su savimi, ne žemesnius. Tai yra žmogus pakankamai darbštus. Tas savybės jinai ugdė iš tikrųjų, kai kas ją kritikavo. Sakė, kad jinai ugdo, reiškia, lyg tai ne visai kūrybingą žmogų, o ugdo tokį lyg tai labai gerą darbininką. Tai aš tai nenorėčiau sutikti su tuo, nes ne kiekvienas gali kurti, ta prasme, kad jau ten tapti kūrėjų. Kažkas turi atlikti ir labai rutininius darbus. Tai taip, jos Montessoriukai prie tų rutininių darbų, jie buvo labai pripratinti. Bet rutina Montessori manimų iki mokyklinukui yra tas saugumo garantas. Kai vaikas žino, kad čia nebus jokių kažkokių netikėtumų, jokių čia tokių siurprizų kažkokių tai, kad jis ateis ir žino tą visą tvarką tame darželyje, ir žino tas priemonės, ir žino tas taisyklės, ir, kai sakoma, ir pasiekmes, tai tas jam garantuoja saugumą. Ir dėl to vaikai ten jaučiasi labai iš tikrųjų saugus ir dėl to jie gali ten ir ilgai išbūti. Vat priešingai nei, tarkim, Valdorfo darželis. Ten deklaruoja kitus principus, o tai kodėl tik 4 valandas vaikus priima ir palaiko? Tai laikykit kaip Montessori ir 12 ir 14 valandų. Ne, jie deklaruoja kitus principus, tą kūrybiškumą iškelia į tą, reiškia, į pirmą gretą. Bet, kai sakoma jau ilgai, tai mes su tais vaikais nebūsim, jau tegu jie eina namo. Tai dabar kalbant apie tą požiūrį Montessori, tai jos požiūriu pagrindinis iki mokyklinio ugdymo pedagogo uždavinys būtų išmokyti vaiką teisingų daiktų pavadinimų, būdvardžių, jų laipsnių ir artikuliuotos tarties. Vaikas į mokyklą nueina, mokėdamas iš tikrųjų
ir paklausti tinkamai, ir pavadinti tinkamai, paaiškinti, ko jisai nori, suprantamai. Tai yra jo interesas. Jisai jausis saugiau, kuomet žinos, kaip kreiptis į naujai matomą suaugusįjį, kaip suformuluoti klausimą, kaip vadinasi tie daiktai, kurių, sakykime, jam tame prašyme galbūt reikės įvardyti. Ir dar įdėjau pabaigai į paskutinę skaidrę, čia tas ėjimas ant linijos ir čia gal reikėjo tą paveiksliuką įdėti į kitas skaidrės, ten, kur apie tą motorikos ugdymą, bet čia jau taip įdėjau. Tai čia tas ėjimas ant nubrėžtos linijos, čia būtų apskritimas, nubrėžtas apskritimas ir čia tiesiog nupiešta, reiškia, jau kuomet jie gerai eina tą liniją, jiem jau nereikia balansuoti rankom. Iš pradžių tai eina ta linija, balansuoja abiem rankom, paskui jau eina, balansuoja tik vieną ranką, tada eina apskritai nebalansuodami nei vieną ranką ir dabar žiūrėkit pasunkinimai. Čia šita mergaitė kažką tai neša, aš čia pati neįžiūriu ką ant padėkliuko, šitas vaikinukas neša, čia ugnelė dega, šita mergaitė knyga ant galvos uždėta. Tai jinai Montessori pasunkindavo šitus pratimus ir tada tas motorikos ugdymas, ypatingai pusiausvyros, lygsvaros ugdymas dar pagerėdavo. Tai šiandien ko gero būtų tiek, pasižiūrėjom konkrečiai jau tas ugdymo priemonės, kurias Montessori sukūrė pojūčių lavinimui, sutarėm, kad jas galima drąsiai vadinti ir ne tik pojūčių lavinimo priemonėmis, bet ir tuo tarptautiniu pavadinimu sensorinėmis lavinimo priemonėmis, ypatingos reikšmės šitoje sistemoje tos priemonės, nes sukurtos kiekvienam pojūčiui lavinti, kartu lavindamos pojūčius jos ugdo vaikų savybės, tokias kaip dėmesingumas, tokias kaip sugebėjimas susikaupti, labai reikalingas vaikui tolimesnėme gyvenime, pačiame pradinėme etape nuėjus į mokyklą. Ir jau kitą pamoką tada imsimės ir pasižiūrėsim, o kaipgi Montessori moko vaikus rašyti ir skaityti. Tai pirmadienį, kuomet susitiksim, imsimės tos temos ir tai bus tema, kuri nebuvo aktuali, kai kalbėjom apie Frebelio ikimokyklinio ugdymo sistemą ir kuri nebus aktuali, kuomet kalbėsim apie Valdorfo ikimokyklinio ugdymo sistemą. Nes tiek Frebelis, tiek ir Šteineris laikėsi to požiūrio, kad iki mokyklinuko dar nereikia mokyti. Ypatingai Šteineris žiūrėjo kategoriškai ir iki 7 metų vaiką mokyti jisai draudė. Netgi tas draudimas toksai buvo kategoriškas. Nemokyti vaiko. Jokių būdų. Dar nelaikas. Ateis laikas, vaikas bus mokomas. Bet iki 7 ne. Montessori to požiūrio jinai, sakykime, ko gero žinojo, nes jie panašių laikmečių gyveno, Šteineris ir Montessori, tik tai skirtingose šalyse. Tai greičiausiai vienas kito požiūrį žinojo, bet ten jie nieko nekritikavo. Bet Montessori manė, kad nustatyti, ogi kada vaikui laikas domėtis raidėmis ir kadagi jam laikas pradėti skaičiuoti, tai nėra ugdytojo reikalas. Vaikas pats, kaip ir kitose srityse, taip ir šioje, pajus, kada jau atėjo jam tas jautrusis laikotarpis mokytis raidžių, kada jam atėjo jautrusis laikotarpis mokytis skaičių. Ugdytojas pastebės iš tam tikrų požiūrių, sakykime, vaikas jau gal pasižiūri, kaip vyresni ten kažkokius ten karoliukus dėlioja, skaičius jau ten dėlioja, ar tai prie tų priemonių nuėjęs jau ten gal pakilnos kažkokias tai, kur skaičiai parašyti. Tai ugdytoja, ta auklėtoja pamatys, kad štai jau vaikas kažkiek tai domisi, ar tai raidėmis, ar tai skaičiais, ir tada jinai po truputėlį jau pradės su pagalba, jau vaikas be pagalbos pats tai neišmoks rašyti ir skaityti ir skaičiuoti, jau jinai pradeda jį mokyti. Bet tas mokymas irgi specifinis. Tai gali būti vieno vaiko mokymas, gali būti grupelės, jeigu, sakykime, keli vaikai tuo pačiu metu susidomi. Ir tas mokymas vėlgi yra specifinis, toks montesoriškas.
Tai yra mokymas iki pirmos klaidos. Ir jei vaikas suklysta, tai vėlgi jam nesakoma, kad tu suklydai. Tiesiog žiūrima, kaip pagal tą situaciją čia reikia išsispręsti ir galbūt tiesiog vaikui yra padėkojama už darbą ir tada tas veikimas atidedamas kitai dienai. Tai mes apie tai kalbėsim, tai šiandien būtų tiek ir apibendrinant matom savo iki mokyklinio ugdymo sistemoje Montessori sukūrė ne vieną ir ne dvi tokias autentiškas autorinės ugdymo priemonės. Jau susidarėm vaizdą, kad net ir iki mokyklinukų aplinkoje tokių labai kažkokių lėlių, meškiukų, kamuolių nematėm. Kamuolį, tą sviedinį, jinai vaikų žaidimui traktavo kaip labai tinkamą priemonę, bet lauke. Mėtyti ten, kai sako vaikytis tą kamuolį taip, bet matom patalpose, tai čia jau yra tokios priemonės, didaktinės priemonės, kurios dažnu atveju mums net ir mokyklą primena. Tai vat šitą temą tokią, ko gero, manau, išsinagrinėjom. Jeigu liks laiko, dar šiek tiek peržvelgsim ją, pakartosim, bet, kaip ir minėjau, pirmadienį tada imsimės to specifinio Montessori iki mokyklinio ugdymo sistemos dalyko, tai yra jos mokymo vaikus rašyti. Būtent neskaityti, o pirmiausia rašyti. Tada tik tai skaityti. Tai jos tokia autentiška ta metodika ir ta metodika jinai tikrai pasiteisina, nes vidutiniškai 4-5 metų jau Montessoriukai rašo ir skaito. Tai yra metodika, kuri labai gaila, kad netaikoma tose mokyklose, kuriuose galėtų būti pritaikyta. Toliau mes čia, kai sakoma, tą savo taikom įprastinį, reiškia mokymasi nuo spausdintų raidžių, nuo skaitymo, tada prie rašymo. Matysim, kodėl Montessori pradeda nuo rašymo, nes jinai kitaip traktuoja tą patį procesą, kitaip traktuoja rašymą, skaitymą ir dėl to tą eiliškumą nusistačiusi priešingai negu dabar, sakykime, vyrauja kitur. Tai va, tai būtų tiek. Tai dabar sakykit, merginos, ar turit kažkokių tai man klausimų, ar pageidavimų, ar pastabų, ar nežinau, ar aš visom išsiunčiau pažymas, kas prašėt į mokyklas ar darželius, ar aš visas čia surašiau egzaminam, sakykit tada. Taip, mano jau gavo administracija pažymą. Vakar man pasakė. Va, gerai tada. Ačiū labai. Tai nėra už ką, ne aš rašau, aš tik paprašau ir sekretorė parašo. Tai va, dabar... Taip. Ir šitą dar norėčiau pasakyti, kad atvažiuosim vakare 18 kovo 18 dieną. Oi, tai reikia užbėgti tada užsakyti kambarį. Dabar žiūrėkit, užsirašau kovo 18 norit atvažiuoti ir kiek vietų tada jūs, nes yra 2 vietų. 2, aš ir vyras. 2, ne? Taip. Bėgsiu, užsakysiu tada kovo 18. Gerai. Ačiū labai. Tai nėra už ką, bėgu dar, kad ten nors tų kambarių būtų, nes ten dėl to, vat ir sakau, kad iš anksto reikia užsisakyti, paskui ima, mes čia juos turim 7 ar 8 tuos kambarius, net ne taip ir daug čia jų yra, bet jie neblogi tokie. Tai gerai, tai viskas tvarkoj, bėgsiu tada. Ir ką, jei daugiau man neturit jokių klausimų, kai sakoma, ar kokių pageidavimų, tai aš su jum atsisveikinu. Žada labai šaltą savaitgalį, bet šiaip oras man jau, nežinau, pavasarėja, kažkaip saulė nuteikia optimistiškai. Tai ką, merginos, aš tada su jum atsisveikinu iki pirmadienio. Ate. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Savaitgalio.